Pradėjus rengti planus ekstremalaus sporto aikštelei įrengti, Panevėžio miesto savivaldybė pasiūlė šalia įrengti stebėjimo kamerą, tačiau jos kol kas dar nėra. Ir įmonės statančios šios aikštelės įrangą darbuotojai jau spėjo nukentėti nuo ilgapirščių. Įmonės vadovas susidariusią situaciją įvertina taip. Kokia liūdna? Ji ne liūdna, o tragiška. Vakar vakare žmonės nuvyko į mano viešbutį nusiprausti po dušu, o sugrįžę išvydo, jog į gyvenamąjį bei statybinėms medžiagoms pritaikytą vagonėlį įsilaužta. Taip pat pavogti pasai. Labai negražiai išėjo, nes šiandien žmonės nori vykti namo savaitgaliui, o negali. Įsilaužimo metu buvo pavogti 2 žmonių pasai bei instrumentai už 1000 litų. Labiausiai gaila instrumentų, kurie buvo pirkti vos prieš 1,5 savaitės ir juos vėl teks pirkti. Aišku, mes tikėjomės, kad bus anksčiau kamera, bet panašu, kad bus vėliau. Bet jinai yra būtina, kad jau dabar parodė tiesiog tokia patirtis, kad nėra apšvietimo, kuris yra privalomas šitoje aikštelėje. Nėra kameros tiesiogiai su policija susiektos, kuri turėtų būti, ir saugumas yra neužtikrintas. Galų gale, kas gyvena Parko gatvėje, žino šitą rajoną, kad čia per rajoną. Į iškvietimą policija reagavo labai greit, tačiau Marekas Baičiukas nelabai tiki, jog pasai atsiras. Latviai taip pat kreipėsi į ambasadą, bet teks palaukti iki pirmadienio, kol sugrįš ambasadorius, kuris dabar išvykęs su reikalais į Estiją. Vis tik, įmonės vadovas teigia, jog šis nuotykis nesugadino darbinės nuotaikos. Aišku, juk tai tik gyvenimo smulkmenos, kurios trukdo gyventi. Aišku, liūdna, gaila žmonių, bet ką padarysi? Panevėžio ekstremalaus sporto aikštelė turi būti pastatyta iki rugsėjo 30 dienos ir Marekas Baičiukas teigia, jog šis nelinksmas nuotykis nesutrukdys planus įvykdyti laiku.